Esame Vilniuje, adresu Rinktinės gatvė 38. Atvykome pas audinių ekspertus įmonę Audrineta. Keliaujame į vidų, pakalbinsime užuolaidų dizainerę Editą, su ja pasikalbėsime apie blackout tipo užuolaidas ir apie Audrinetos naujienas. Sveiki, Edita. Sveiki, Jurai. Paskutinį kartą čia lankėmės prieš daugiau negu pusę metų ir labai džiaugiamės vėl čia sugrįžę. Tai Edita, apie ką šiandien pasikalbėsime ir kas naujo Audrinetoje? Šiandien labai norėčiau pasikalbėti apie blackout ir dim-out tipo audinius, kurie iš tiesų yra labai aktualūs, kadangi saulytė šviečia ir saulė ne tik džiugina, bet ir vargina, tai mes namuose norime to privatumo ir šiek tiek pasislėpti nuo saulės šviesos. Tai ateikit, aš jums parodysiu, kokių gražių mes turime audinių, įvairių spalvų, įvairių faktūrų. Edita, tai paaiškinkit man, kas tas blackoutas? Tai va, tas blackoutas yra skirtingai, negu daugelis galvoja. Dim-out, blackoutas pats tikrai ne. Taip, du terminai yra, bet yra visiškai skirtingai, nes blackoutas 100% ir 100% nepraleidžia šviesos. Mes netgi visiškai pašvietę net ir prožektorių pilnai užtamsins. Dim-outas yra dengiantis 80-90%, jo tikrai pilnai kaip ir užtenka miegamuosiuose, tiesiog klientų namuose, o, sakysim, jau viešbučiuose mes visada dažniausiai dengiame blackouto audinius, nes tada 100% nepraleidžia šviesos. Kad jau viešbutėje klientas pilnai pailsėtų, jau 100% įsimiegotų, nesikeltų anksti ryte. Tokia smulkmenėlė, kad 100% blackoutas, jisai būna truputėlį kietesnis, kadangi yra keli sluoksniai ir tiesiog gaunasi, kad pats audinys šiek tiek daugiau užima vietos, negu, sakysim, dim-outas yra minkštas, gražus kritimas. Visiškai kitaip audinys atrodo. Tai dažniausiai klientai savo namams renkasi dim-out tipo audinius. Tai Edita, kalbant apie blackout tipo užuolaidas ir pačią medžiagą, būtent kokios čia sudedamos dalis, kuom jos skiriasi nuo, tarkim, kitokio tipo užuolaidų? Na, iš tiesų, tai blackout, dim-out tipo audiniai dažniausia poliesteris, aišku, sintetika yra. Turime dar tokią naujieną ir perdirbtas yra. Tvarumas tikrai svarbi. Tikrai tvarumas yra svarbi tema. Kaip žinia, natūralūs audiniai išdega daug greičiau saulėje. Tai, be abejo, tai yra daugiau praktiškesnis pasirinkimas tikrai yra sintetiniai audiniai. O Edita, kalbant apie biurus, kiek blackout tipo užuolaidos aktualios ten? Aktualūs ir biuruose, nes tikrai labai dažnai ofisai turi daug langų ir iš tiesų ir akustika biuruose aktualu, ir nedegumas, ir taip pat blackoutas, kuris, jeigu langai, sakysim, darbuotojus vargina šviesa, tai mes užtraukiam užuolaidą ir turim komfortiškesnės sąlygas dirbti. Ligoninėse tie patys antialerginiai, antiradiaciniai netgi yra audiniai. Tai pasirinkimo skalė yra labai plati. Tai kokie pagrindiniai privalumai būtent paties blackout audinio? Tai privalumai yra tokie, kad blackouto ir dim-out tipo audiniai ne tik, kad nepraleidžia saulės šviesos, bet taip pat ir neįleidžia šilumos į namus. Mes sutaupame tiesiog pinigus, nes nereikia tiek dažnai jungti kondicionierių. Edita, ar yra skirtumai galbūt kokio tipo langams rinktis, kokias užuolaidas, ar tai yra pritaikoma universaliai ir ar apskritai, man užsisakant užuolaidas, yra kažkokie aukščio ribojimai, kiti ribojimai? Tikrai nėra problemų ir galime tikrai pritaikyti užuolaidas ir dideliem langam. Tiesiog tai yra techniniai dalykai, kuriuos mes išsprendžiame. Audinys, sakysim, audimo staklės yra ten 3, dabar būna ir 3,40 ir iki 4 metrų, bet mes galim versti audinį, naudoti jo aukštį. Čia yra techniniai siuvimo dalykai. Audrineta šioje srityje yra daugiau negu 20 metų, tai padės šitą problemą išspręsti. Yra labai įdomus audinys, tai kad jisai ne blackout, ne dim-out, o kitaip dar vadinasi sunbloku. Jisai persišviečia, mes tiesiog pro jį matome, atspindi saulę ir tiesiog neprikaitina jums patalpos. Čia dažniausiai tuo atveju, kai nenorim dieninių naktinių užuolaidų, o norim tą vieną tarpinį variantą pasirinkti. Tas audinys, kuom dar ypatingas, kad iš kitos pusės, kadangi jisai atspindi, tiesiog mūsų nemato. Jeigu, sakysim, suteikia tikrai privatumo, jeigu, sakysime, dieninė, kuri šiek tiek matosi, tai va šitas toks variantas, kuris ne tik tai, kad blokuoja saulę, bet ir dar suteikia privatumo.
Edita, tai klausimas dar apie priežiūrą, nes, norisi, kad tas daiktas visuomet atrodytų kaip naujas. Kaip jūs patartumėte mūsų žiūrovams prižiūrėti užuolaidas savo namuose ar biurose? Iš tiesų patarčiau kreiptis į profesionalus, nes būtent va šiandien kaip tyčia sulaukėm klientės skambučio, kai sako, išskalbė užuolaidas netinkamai temperatūrai ir šiek tiek pasitraukė, ką man daryti. Tai tikrai arba nešti į valyklą, arba kreipkitės į profesionalus, mes taip pat jums patarsime, ką daryti su tom užuolaidom. Edita, tai iš tokios gausybės blackout tipo audinių, raštų, spalvų, kaip nepasimesti ir kaip išsirinkti teisingai savo audinius? Tai visų pirma, reikia ateiti į saloną, mes aprodysim jums turimus audinius, tada mes važiuosime pas jūs į namus ir jau ten vietoje žiūrėsime, kaip atrodo atspalviai, koks audinys tinka. Tai užuolaidas visų pirma reikia rinktis žiūrint į savo poreikius, ar jūs anksti labai keliatės, ar jums patinka visgi keltis su saulės šviesa, ar jūs mėgstate ilgiau pamiegoti, taip pat kurioje, sakysim, į kurią pusę jūsų miegamoje lankai yra, ar į šiaurinę pusę, ar labiau rytinę, tai va tas 100% blackoutas ir dimautas, nuo to dar truputėlį priklauso jo pasirinkimas. Be abejo, spalvinė gama, tai vėlgi derinama individualiai prie jūsų interjero, jūsų sienų, tai mes jau čia vykstame pas klientus į namus ir jau vietoje tuo pačiu ir pamatuojam, sprendžiam ir pakabinimo būdą ir pasiūlom, kuris audinys ir atspalvis dera pas jūs. Na ir pabaigai, kokį čia meno šedevrą turite, papasakokite. Tai turime iš tiesų labai įdomius, gražius išskirtinius audinius graikų gamintojų, kurie tinka ir užuolaidom, galbūt baldams. Čia iš tikrųjų toks taptų svarbus interjero akcentas visame name ar bute kažkur, ar ne? Tai yra žmonių, kurie ieško kažko, tai kad ne taip kaip pas visus, būtų kažkas tai neįprasto, tai kaip meno šedevras. Tai Edita, ačiū labai, kad pasikvietėte, daug papasakojate naujienų apie blackout tipo užuolaidas, apie skirtumus tarp dimaut ir blackout tipo užuolaidų, pamatėm ir nuostabių medžiagų, įspūdingų raštų medžiagų, tai smagu, kad Audrineta įmonė, kuri veikia daugiau negu 20 metų ir toliau nenustoja stebinti, atsivežate naujienų, aš ir pats esu jūsų iš tikrųjų klientas jau daug metų ir ne viename projekte naudoju jūsų užuolaidas, esu tikrai laimingas, tai ačiū. Labai džiaugiamės, kad atvykote dar kartą ir iki kitų kartų. Iki, ačiū labai.